Kai žmonės klausosi labai malonios muzikos, jie dažnai pasako, štai tokios muzikos aš klausyčiausi net mirdamas. Šis sakinys šiandieną nuskambės truputėlį kitaip. Tai suprasit kodėl. Aš jums pristatau viešnią, kuri yra profesionali arfininkė, kuri groja Kauno miesto simfoniniam orkestre, bet kartais su šiuo nuostabiu instrumentu ji važiuoja į ligoninę, į sunkiai sergančių žmonių skyrius. Ir jinai groja šiems sunkiems ligoniams. Labas, Viktorija. Labas, Daiva. Labai dėkoju tau, kad tu suradai laiko atkeliauti iš Kauno iki Vilniaus ir su manim pasišnekėti. Vienas malonumas. Kai aš išgirdau, kad egzistuoja toks dalykas, muzika realiai atliekama gydanti sergančių žmonės, ar ne? Taip. Ir tu studijuoji muzikos terapiją. Taip. Ir būtent tu gilinėsi į tas dermes, į tuos kūrinius, kurie gali padėti žmogui tiesiog būti. Galbūt paskutinę savo gyvenimo dienas. Taip. Viktorija, tu groji sunkiai sergantiems. Kaip taip atsitiko? Kaip tu nusprendei, kad tu nori tai daryti? Iš tiesų, viskas prasidėjo nuo studijų. Kadangi esu studentė ir studijuoju muzikos terapiją, turėjau daug kursiokių ir kolegių, kurios taip pat studijuoja muzikos terapiją. Viena tikrai žino, kad dirbs su neišnešiotais vaikais, kita dirbs su depresijom, trečia dirbs su nerimu ir panašiai. Ir aš su ta arfa savo stoviu ir sakau, o tai ką man daryti? Mano kursiokė sako, Viktorija, tu su savo arfu išgydysi daug žmonių. Sakau, taip, Vita, bet nuo ko pradėti? Ir tada supratau, kad nei su nerimo aš netraukia manęs, nei su depresija, visų yra tiek daug, visos tokios stiprios, jos taip gerai dirba, jos turi tam laiko atsidavusios ir aš konkurentė būsiu prasta. Ir pagalvojau, kad vis dėlto galbūt žmonės, kurie jau išeina, mirštantis, sunkiai sergantis, yra mano sritis, gal net mane ten traukia. Tengi nieks daug netyrinėja. Ir taip man ta mintis visai patiko. Pirmame kurse aš šiek tiek paanalizavau, kadangi mums reikėjo atsiskaityti darbus apie tą tanatologiją. Tada manęs pradėjo klausinėti, ar tai bus tavo sritis, sakau, ne, dar nežinau. Ir mintis vis dėlto mane prisišaukė. Ir tokiu būdu aš supratau, kad čia mano vieta, aš atradau save, ne kitos sritis, kuriomis domisi mano kursiokės, kurios ten stiprios. Aš sakau, eisiu tada pas šitus mirštančius žmonės. Ir pradėjau daryti tyrimą ir man labai patiko groti ligoninėse sunkiai sergantiems, slaugos namuose, nes ten tiek daug erdvės tam grojimui, ten taip trūksta žmonių, kurie tiesiog būtų šalia, ne tik slaugos personalas, ne tik artimieji, bet tiesiog ateitų ir kažkaip jiems skirtų laiko. Tavo pasirinkimas iš tikrųjų gali lengvai stebint. Žmonės vengia kalbėti apie mirtį. Taip. Žmonėms nepatinka būti šalia mirties. Taip. Dažnai žmonės, aš esu girdėjus ne kartą sakant, pavyzdžiui, neisiu aš į laidotuvės ar neisiu šitą šarvojimą, man nepatinka būti tokiose vietose, man labai liūdna ir bloga. Tu pasirinki būti šalia sunkiai sergančių žmonių. Gerai, gal ten mirties nėra, taip ta tiesioginė žodžio prasme šalia, bet jinai kažkur ore sklando, tai sunkiai sergantys žmonės. Galbūt pasveiks, galbūt ne. Tau nebuvo baisu? Iš tiesų, gal nebuvo baisu, nes neturėjau kažkokių labai baisių trauminių patirčių. Aš esu kaip baltas švarus lapas, kur ateinu ir priemu taip, kaip yra. Aš nesusiformavus jokios minties, kad ten mano senelis mirė tragiškai, mano tėtis žuvo kažkaip. Neturiu šitų skaudžių patyrimų ir atėjau tiesiog padėti žmonėms. Bet man lengva buvo ateiti, nes aš turiu įrankį, aš turiu arfą, aš turiu muziką, aš skambantį atėjau. Neatėjau tiesiog tokia, kaip atėjau. Aš atsinešiau instrumentą, aš turiu ką dovanoti. Žmonės mano dovana, muzikinę dovaną, tokį mažą intarpą 10 ar 15 minučių ar kartais ilgiau priima atvira širdim. Kartais jie jaučiasi nepatogiai, kad gauna dovanų kažką. Kartais jaučiasi nesmagiai, nes
galvoja, kaip čia yra, taip, ką aš čia galėsiu duoti atgal, ar man čia gėlių reikia, ar man čia saldainių, kažkoks va toks kartais nerimas pasijunta. Bet dažniausiai tie, kurie labai sunkiai serga, jie tiesiog priema. Jie nieko nesprendžia, nieko negalvoja, nekritikuoja, nestebi, kaip aš tą atlieku. Jie tiesiog guli, priema ir matau, kad jiems tai padeda. Nes dažnai šio tyrimo metu, kai aš keliavau į ligoninės, mane palydėdavo žmogus, kažkas tai iš artimųjų ar slaugos personalas ir stebėdavo, kaip viskas vyksta. Vadinasi, aš groju ir kažkas kitas stebi, kaip reaguoja žmonės. Tai labai įdomių įžvalgų gavau, tų pastebėjimų tokių, kaip aš matau vienaip, o stebintis žmogus, kuris beveik visą laiką žiūri į tuos sunkiai sergančius, gulinčius ligonius, labai daug įdomių dalykų iškilo. Tai kokie tai įdomus dalykai, kokios įžvalgos? Visokiausių. Labai įdomus vienas atvejis, kaip tik žmogus, kuris iš tiesų atrodė niekaip nepriema arba niekaip nenori. Ar ne, jisai kuklus. Palikit mane ramybėj, ar ne? Palikit mane ramybėj. Dažnai buvo tokių palikit mane ramybėj. Ir jie paskui jau po mano grojimo buvo labai dėkingi. Labai atsivėrė. Vienas ponas gulintis palatoje buvo tiesiog visą laiką uždaras. Visą laiką jisai buvo savyje, kiek sakė slaugos personalas. Jie su ko nekalbėjo? Taip, panašiai. Nu, jis aišku, nieko neprisileido. Sunkiai serga, onkologija. Ir aš atėjau, pradėjau groti, jie taip, suprato, čia kažkas vyksta, tai buvo pavakarė apie 19 valandą. Bet tu turi gauti visų palatoje gulinčių žmonių leidimą? Taip. Ar ne? Taip, sutikimą? Taip, žinoma. Čia, koks darbas? Na, žinoma, prieš tai ateina slaugos darbuotoja į palatą ir paklausia, ar norėtumėte, kad jums pagrotų, o aš stoviu šalia su ta arfa ir žiūriu, kaip čia. Ir jie mato simpatišką, šviesią moterį, šviesių veidų, su labai simpatišku instrumentu. Galbūt tada ir nebeatsako, nes jeigu tiesiog praeitų seselė ir paklaustų, ar norėtumėt, kad pagrotų, tai 50% pasakytų, kad ne, mes koncerto nenorim. Tikrai ne, čia ne apie tą koncertą. Taip, nes esu ir tą girdėjus, kad ačiū, aš koncerto nenoriu, bet aš tiesiog atsisėdau, pradėjau groti švelniai, paskui kažkaip ten išsirutuliojo tą muziką ir po 10-15 minučių buvo labai dėkingi, nes iš tiesų tai nebuvo koncertas, o tiesiog tokia gydanti muzika. Tai tik trumpai pabaigsiu apie poną, kuris uždara. Ne vienas buvo uždaras, bet šitas man labai rezonavo, nes jisai buvo pasirodo muzikantas. Jis iš pradžių gulėjo ramiai, paskui aišku klausė, paskui aišku įsijautė, paskui po mano pagrojimo, žinoma, jisai pasidalino, jisai tada pradėjo šnekėti, jis atviravo ir slaugos darbuotojas paskui paminėjo, sakė, kaip įdomu, jis su mumis visai nešnekėjo, jis mums nieko nesakė, o va su tavim jisai tiesiog rado kalbą, atsivėrė, pašnekėjo, pasakė, kad jam svajoti pavyko, kad jis kažkur nuredėjo į prisiminimus ir taip toliau ir panašiai. Tokių labai įdomių turėjau. Tavo tikslas ir yra nuskraidinti prisiminimus į šviesias mintis, ar tas, susijaukusias mintis užglosėti, nuraminti. Tu galvoji, kažką, bet tikslus savo keli kažkokias. Negaliu aš išsikelti tikslų taip, kaip tu pajausi mano muziką. Iš tiesų negaliu. Aš tik tai žinau tokius kelis dalykus, kad tas graži akimirka skausme, jinai gali pradėti šviesėti ir tapti didelę gražią rožę, ar ne? Nes maža kropelė gražios akimirkos gali tave ištraukti iš depresinės formos, depresinės būsenos, ar bent jau kažkurį momentą atitraukti tavo mintis. Tai aš šitą žinodama tiesiog ateinu ir paskambinu tuos arfos garsus. Ar turiu daugiau tikslų? Ne, aš negaliu turėti tikslų tiems ligonėms. Tik žinau vieną, kad arfos muzika tokioj būsenoje, aišku, muzika tai yra tokia specifinė, negali sakyti, kad čia koncerto forma. Jinai yra kaip saugus konteineris emocijoms, jausmams, prisiminimams susigrąžinti, saugus konteineris paleisti, saugi vieta sudėti tuos visokius jausmus ar visokias būsenas, kurios tave galbūt neramina, nežinau, galbūt slegia, negali išsakyti kitiems. Tai yra ir saugus konteineris būti kartu su artimaisiais, nes artimieji kartais nepripažįsta tos sunkios labai būklės, sunkios ligos. Tai tas konteineris irgi buvo toks atvejis, kad tiesiog viską jie paleido.
Jie suprato. Ir aš begrodama ten pajutau, kad jiems būtent to reikėjo. Jie paleido į tą konteinerį. Ar jie paskui šnekėjo ar nešnekėjo, aš nežinau, nes iš tiesų intimi akimirka ir aš jau nebedalyvavau. Tu sakai, kad muzika turi būti specifinė. Kokia ji? Kaip tu atsirenki, kokią muziką grot? Šiuo metu, kai studentė, tai vis dar tą studijuoju ir dar atsirenku. Iš tiesų darau ir bandymą, kuri muzika labiausiai paveikia, kokia melodija, gal galima sakyti, vis tiek aš groju kažkokią darnę, tai melodija, kartais groju tiesiog garsus. Tai melodija, kuri skambėjo pačioj pradžioj, yra 100% melodija, kuri dažniausiai paliečia visus. Ir arba žmonės pradeda tiesiog užsisvajoti, arba kartais judina kokią ranką, koją, ką gali pajudinti į ritmą. Kaip atsirenku, tiesiog iš savo praktikos, iš savo patirties, kažkokiu tai melodijų ieškau, tada žiūriu, kaip jinai nuskambės ligoniai, tada, patikrinau, šitą tinka, šitą jaučiu, kad erdvę paima, užpildo. Ir taip, keliauju po truputėlį, dedu tą savo bagažą, bet arfos tanatologija yra tokia sritis, kurią galima studijuoti. Labai sudėtingą žodį pasakai, tanatologija. Kas tai yra? Tanatologija yra mokslas apie mirtį, mirties procesus. Prieš mirtį, mirties metu ir po mirties. Tai tanatologija yra tiesiog mokslo sritis, o arfininkės tanatologijas vadinasi tos moteris, tos arfininkės, nebūtinai moteris, gali būti ir vyrai, kurie groja prieš mirtį, mirties metu, ar aišku, jeigu mirties metu grojo, gali būti ir šiek tiek po mirties, jeigu yra artimųjų, tai vis tiek būna toks momentas, kurį išbūni kartu su tais žmonėmis. Tu pasirinkai groti ligoniams prieš mirtį, ar, nežinau, tavo interesų ratas irgi apima tą visą, prieš, per, po? Aš pasirinkau prieš, per ir po, bet kol kas pagrojau tik prieš, nes kol darau tyrimą, kol to domiuosi, net ir gal norėčiau gyvenime tą daryti, bet nėra taip paprasta. Pabaigsiu, kad arfininkai, tanatologai viso šito mokslo mokosi Amerikoje jau senokai, jau 40 metų ten vyksta arfos sesijos prieš mirtį, mirties metu ir žmonėms to reikia, žmonės tą žino. Bet ne tik Amerikoje, žinoma, ir vakarų Europoje, ir Australijos tyrimai daryti gan stiprus. 30 metų jau kaip moksliškai pagrįsta visas šitas arfos muzika mirties metu, išėjimo, prieš išėjimą, artimųjų toks palaikymas, psichologinė tokia pagalba, emocinė pagalba, gal galima sakyti. Lietuvoje reikia minti tą kelią. Iš tiesų susidūriau su daug įdomių dalykų, kada sakė, nereikia, pas mus nėra galimybių. Nėra, tai nėra, aišku, nieko nepadarysi. Žinoma, kad žmonių visada atsiklausia, ar galėtų skambėti arfos garsai. Kartais artimieji nenori tokią intimę akimirką, paskutinės akimirkos, paskutinė atodūsiai, kartais nori likti savam rate, kartais nenori muzikos, visokių būna atvejų. Ir esu patyrus vieną atvejį, kada jau važiavau pas ponę sergančią garbaus amžiaus ir sakė, tu nebevažiuok, nes artimieji nenori. Nenori, tai nenori. Jau teisę apsisukau ir grįžau namo. Šitą stebuklą muzika skirtingai priima, tarkime, sergančius žmonės ir šalia esančius žmonės, ar ne? Turbūt ta garbinga ponia būtų norėjusi girdėti arfą. Turbūt taip, bet artimieji irgi yra balsas. Bet jeigu būtų pasiklausę, gal būtų nuomonę pakeitę. Tiesa, nes aš tokių patirčių daug turėjau palatoje, kada sakė, ne, aš čia nenoriu šito, o tiesiog aš ramiai prisėdau, paskambinau keletą minučių ir paskui tęsiasi tą sesiją ir 15 minučių ir niekas neišvarė. Taip, nežino, iš tiesų žmonės nežino, koks tai patyrimas, už tai ir nenori. O kodėl arfa? Ar yra dar kitų instrumentų, kurie irgi turi tokią stebuklingą, nežinau, raminančią, gydančią galią? Taip, žinoma, yra. Dažnai naudojama gitara. Mano kolegės, muzikos terapeutės, dirbančios paliatyvioje slaugoje, naudoja gitarą, tiesiog dainuoja balsą, žinoma taip pat. Gitara naudojama pritarimui, dainuoja giesmes, dainuoja dainas, jeigu paliatyvioje slaugoje dainuoja, kad ir senovinės liaudės dainas, tai irgi labai padeda žmonėms sergantiems, ypatingai senyvo amžiaus, ne? Fainai tada skamba sava ta žinoma muzika.
Balsas yra stiprus instrumentas tanatologijoje arba tokioj srity, tokioj vietoj kaip mano. Aš kol kas dar nedainuoju, esu vieną kartą keliavus su savo kursiokė, kuri man pritarė balsu. Buvo irgi įdomių patirčių, nes visai kitaip žmonės reaguoja, priema. Jau mes esam dviesiai. Mano garsai sklinda ir dar viršai sklinda balsas, natūralus žmogaus balsas. Ar yra atliekamos tam tikros dainos su žodžiais, ar tai yra tik tai balsas kaip instrumentas naudojamas? Tuo metu buvo naudojamas tiesiog be žodžių. Tiesiog garsas, balso garsas. Tiesiog dainavo U ar A kažką panašaus. Žodžių netarė. Bet tai irgi viena iš sričių, kada gali būti ir su žodžiais, ir be žodžių. Čia ir pajautimo reikalas, kada tu atvyksti, pradedi kažką daryti, matai, kad neina šitas, tave pradeda šaltis purtyti, koja dreba, vadinasi, netinka. O pajauti, kad ramybė atsitiko, atslūgo ir tu darai, lyg būtum čia ir vietoj. Kartais būna čia ne vietoj. Žiūrėk, o tu nesi atradusi, nežinau, kažkokių sąskambių, akordų, kurie visada suveiks teigiamai. Arba, pavyzdžiui, daina viena, kurią ką tik grojau, taip. Taip, šitas teigiamai. O tu sakai, kad kartais tu tiesiog, galbūt improvizuoji, net nekūri, net lieki. Kaip tai atrodo? Galėtum parodyti? Taip. Truputėlį. Taip. Kiek erdvės mintim, klausyk. Ir netgi atrodo, nėra tos kažkokios atpažįstamos melodijos, bet vien šie garsai jau sukuria tokią erdvę ir šviesę labai erdvę. Turbūt taip, visokių erdvių būna, kai ateini į palatą, visokių pajauti tokių atmosferų, aš vadinu, erdvė atmosfera, nes aš būtent tą ir stebiu, kokia buvo atmosfera, kai aš atėjau į palatą ir kokia tuo metu, kai aš esu ir tuo metu, kai aš išeinu, ar jos keičiasi ar nesikeičia. Ir būna, kad keičiasi, būna, kad labai pasikeičia, būna, kad nesikeičia, būna, kad suirzusi labai atmosfera ir šiek tiek lieka tokia suirzusi. Taip, visokių įdomių. O tu prisimeni savo patį pirmą susitikimą su ligoniais? Žinoma, prisimenu, ašgi labai jaudinausi. Taip, žinoma. Kaip tai atrodė? Aš taip ir įsivaizduoju, tu susitari su ligoninės personalu, Taip. Jie sako, bandyk, jeigu ligoniai tave priims. Ir kaip tu minėjai, tave lydi kažkoks žmogus, jūs įeinate į palatą, įeina graži moteris su instrumentu, sako, aš noriu jums pagroti. Kaip tai buvo? Taip panašiai ir buvo. Aš pirmą kartą atvykus į ligoninę, pagroti tam pirmam kartui aš buvau ir dar su kaukė. Ir davė man personalas kaukę ir sakau, kam tos kaukės reikia. Aš taip tarp durų klausiu, kam reikia kaukės. Sakau, ar man ir ligonėms? Sakė, jums. Ir jūs įsivaizduokite, aš atėjau pirmą kartą, atsisėdau palatą, viskas man nedrąsu, nauja, pasisveikinau, sakau, aš šiek tiek paskambinsiu. Esu su kaukė, jaudinuosi, kaip ir turėčiau stebėti, kaip į mane reaguoja, bet aš negaliu, nes man kaukė ant lipo aukštyn, aš pasitaisyti irgi negaliu, nes tuo metu groju. Aš atsisuku, žiūriu, moteris, labai gerai atsimenu moters veidą, jinai tokia onkologiniam skyriui buvo, aišku, jinai su galvos apdangalu, labai šviesiom akim, labai apsiašarojo, žiūri į mane. Aš tik pasižiūrėjau ir toliau groju. Ir mano pirmas susitikimas toks buvo pilnas jaudulio iš tiesų. Labai jaudinausi. Ar ten buvo kažkaip aišku buvo, kažkaip žmonės dėkojo, savaime suprantama garsai skambėjo. Bet tai buvo toks vienas iš pirmųjų bandymų. Bet tu jauti dažniausiai tarp tavęs grojančios ir klausančio kažkas tokio atsitinka. Susikuria kažkokia erdvė, santykiai kažkokį jauti? Taip, kartais taip atsitinka. Ne visada, ne visi žmonės įsileidžia, bet kartais būna taip, kad va čia tikrai gerai padariau. Toks jausmas. Žmonės, žinoma, skirtingi, bet tie, kurie atviri, tie, kurie nori priimti, tie, kurie nori išgirsti, jie tikrai ir išgirsta. Būna tokių, kurie sako, ne, aš koncerto nenoriu, aš nieko nenoriu, bet tiesiog jie paklauso ir jie būna dėkingi. Šitos akimirkos būna žavios, kada tas, kuris tikrai nenorėjo,
kuris galvoja, kad jam nieko nereikia, jisai sunkiai serga, jam ir onkologija, ir skauda, ir dar turbūt niūrios mintis, depresija, bet jis būna toks dėkingas. Tai šitie būna labai pakilėję atvejai, tokie pakilėję, grįžti pakilėtą po grojimo. Taigi tanatologija mokslas sako, kad arfos muzika gali palengvinti išėjimą ir gali palengvinti tiesiog, nežinau, ligą. Susitaikymą gal su liga. Susitaikymą, taip. Arfos muzika prieš mirtį sako, kad tai gali palengvinti supratimą, kad tu jau išeisi, arba artimųjų supratimą, kad išeis artimasis. Nes tas žmogus, kuris serga, jis dažniausiai jau būna susivokęs ir supratęs, kad jau čia jau jam tai kaip ir nėra kelio atgal, o artimieji bando ten visaip kaip gydyti ir išgydyti. Tai supratimą, kad vis dėlto pabaiga ir pabaiga gali būti graži, ori, su tokia polėkiu tokiu, kad ta muzika vis tiek, kaip tu ir sakei, biškį skraidina. Gali būti paskatinimas atsiprašyti vienas kito, toksai tiesiog pastiprinimas, kad galima pasakyti sudie, gražiai pasakyti, nes gal nedrįso žmonės, ne, gal kaupė ir laikė savyje visą tą laiką. Ir šitas rytis, kurioje aš esu, nėra nei liūdna, nei kažkokia tai labai sunki, jinai iš dalies yra graži, nes daug labai jausmų gražių pamatai. Tų tokių suartėjimo kartais tikrai pamatai, kaip paima už rankos ir palaiko paskutinės tas dienas, nes vis tiek aš groju jau arčiau, labiau sergantiems, sunkiai sergantiems žmonėms. Ir vis dar stebiu, mes lietuviai šiek tiek skiriamės savo mentalitetų, savo empatiją nuo to, ką aš skaitau apie amerikiečių patirtis. Tai ten arfininkės tanatologija sakė, ne, čia kaip tik yra labai daug gyvybės, labai daug gražių dalykų, labai daug pamatai, kaip artimieji atsiprašo, atsisveikina, sako, mes tave mylim, tu gali keliauti. You can go, we love you. You can go. Labai gražus jautrus momentas. Ar lietuviai taip sako? Retai. Dažniausiai sako, kad retai. Nepamačiau, kad tokio mes tave mylim, bet tavo laikas baigėsi, jau tu gali keliauti. Ar pastebėjai, galbūt yra tokių dalykų, kurių galėtų pasimokyti iš mirštančių, išeinančių, tie, kurie sveiki ir gyvi? O, taip. Aš savo pritaikiau. Taip. Iš tiesų, tai jau viskas. Mirštantis yra mirštantis. Jau jis ką padarė, tą padarė. Ar ne? Dažnai galbūt jų ašaros, susigraudinimas, tokios kaip ir sako, verksmingos akys yra dėl to, kad kažko nepadarė. Ar ne? Arba kažko norėjo, bet neišdryso. Tai mirštančių, tiesą pasakius, aš jų neklausiau ir jie sunkiai išnekėtų, ar ne, sunkiai pasakytų. Aš dar tyrinėjau šitą sritį tik tai 5 metų ir reikėtų patirinėti bent jau 10 metį, kad tikrai būčiau pasišnekėjusi labai sunkiai mirštančių. Manau, kad jie pasakytų, gyvenkite čia ir dabar, turėkite čia ir dabar šitą akimirką, pajauskite, norite kažką daryti, darykite čia ir dabar, nes nežinia, ar po pusmečio jūs būsite sveikas, ar dar vis norėsite daryti tą, ką norėjote dabar. Nes dažnai mes atidėliojam, kad va rytoj, gal kitą kartą, gal vėliau. Tai šitą aš išmokau labai greitai ir darau čia ir dabar. Ir savo vyrui lygiai tą patį sakau, mes darysim čia ir dabar, va dabar to, gal ir negalim, gal ten finansiškai negalim sau leisti labai stipriai, bet darysim, nes sakiau, va tie, kurie guli, žinok, jau tam skyriui, tai jiems tikrai nieko nereikia. Elementari situacija, kad ir akimirką sustojam ir nusifotkinam, sakė, kam to reikia, kiek galima. Sakiau, čia ir dabar reikia, nes tikrai jau tam skyriui jiems nereikia. Bet ir pastebėjau tokių žmonių, kurie visą šitą gyvenimą iš tiesų darė, mylėjo, buvo, nežinau aš kiek ten jų gyvenimas buvo, bet matosi, kad jie šilti žmonės, mieli, mylintis ir jie labai draugiškai ir mane tuomet priema. Labai mandagiai, labai draugiškai jie tada dalinasi savo prisiminimais šviesiai, skaidriai. Ir galiu pastebėti tokio, kad paskutinė gyvenimo akimirkas, jau ten pusmečius, mėnesius ar savaitės, kaip tas žmogus pragyveno, taip labai jaučiasi, nes
Vienas yra malonus, mandagus ir atviras tam, kas bus, o kitas yra susisukęs, piktas, bijo, nenori, labai daug nerimo, tada išlenda, kad esu grojus ir stebėjus keletą žmonių, kurie po kažkurio laiko, neužilgo, po kelių dienų mirė, kaip sakė man slaugos personalas, jie buvo tokie nerimastingi. Ten buvo tiek daug visko ir artimieji tiesiog visą laiką kažką darė. Tikrai nesusėdo va čia ir dabar ir nepaklausė tos mano akimirkos. Ir aš žiūriu, matau, kad ten veiksmas vyksta, susirašinėja, kažką ten valo, žodžiu, ir galvoju, jie atsimūrė nuo manęs, plytom, sienom, aš jų niekaip nepasieksiu. Nes aš groju palatoje, 3 žmonės, 4 būna ir matau, kad va čia tikrai kažkas vyksta, o kita ponia ramiai klauso. Ir paskui sužinau, kad ta ponia, kur labai buvo daug nerimastingumo, vis dėlto iškeliavo. Tai visokių įdomių dalykų atsiveria, kai pradedi ateiti pas žmonės. Tiesiog ateiti ir pabūti, nes arfininkės tanatologės Amerikoje taip ir šneka, kad mes esam tos darbuotojos ar tie darbuotojai, nes kaip minėjau, yra ir vyrų, kurie groja arfomis, gali būti ir 2 arfininkai tanatologai prie vienos lovos. Tai jie tiesiog ateina ir būna tą akimirką, kada jau personalas negali, nes turi daug darbų, kada tuščia laisva akimirka, bet reikia, kad žmogus būtų prie žmogaus, nes labai svarbu žmogiškumas. Kad tu neišeitum vienas paliktas, kad ir to ligoninė, aišku, žinoma, naktį išeisi, greičiausiai būsi vienas, bet va ta tuštuma ir užpildoma arfos garsais ir arfininkės buvimu. Vis tiek, tu esi šalia mirties. Ar tu turi gyvenime kažkokią atsvarą, kur tiesiog kitą gyvenimo sritį, kitą gyvenimo dalį, kurie šito žodžio nėra ir tu apie jį negalvoji? Aš turiu dar kitas veiklas, nepaisant to, kad ir šeima, ir vaikai, ir namai, ir vyras, taip pat esu ir mokytoja. Ir susiduriu beveik kasdieną su jaunais, mažais vaikais, pilnais emocijų, dar atvirais, tokiais imliais, smalsiais, arba nebūtinai. Ir su tais vaikais vienas iš gyvenimo pavyzdžių, kada aš esu mokytoja ir dirbsiu nuo 12, o iš ryto buvau ligoniniai, ką tik atvažiavau iš ligoninės. Pagrojau ir galvoju, atsisuku šitą veidą ir galvoju, Dieve, kaip man gera žiūrėti mielą, jauną, švarų, šviežią žmogų. Kokia gyvybė čia sklinda. Ir aš tada su dideliu užsidegimu dirbu pedagoginį darbą. Taip pat groju simfoniniam orkestre, kas man suteikė labai daug džiaugsmo, nes būti tarp garsų, muzikos garsų man labai patinka. Tai turbūt vienintelis darbas toks, kuris mane tikrai džiugina, bet ir vargina, žinoma, ten daug visokių niuansų, reikia pasiruošti, reikia daug klausytis ir taip toliau ir panašiai, bet tai mane džiugina. Ir kadangi aš ateinu iš tų muzikinių garsų, aš galiu kažką skleisti ir kitiems, nes aš žinau, kaip tas veikia, kaip ten būnasi, kaip ta muzika sklinda, kaip tu ją priemi arba priemi mažiau. Ir man iš to srities orkestro, iš tų garsų atėjus pas ligonius ir faina būti, ir patinka, ir žinau, kaip tai vyksta. Kai tu būni tarp garsų, juk retas žmogus, kada pamato arfą. Labai smagu ir tai, kad ta arfa ne tik scenoje stovi, ne tik teatre duobėj stovi orkestro ložiai, bet jinai ir ateina čia prie tavęs, nes esu tikrai girdėjus ne kartą, kad arfos nemačiau gyvenime, arba tenai taip arti nemačiau, arba ar galima paliesti. Tai žinoma, kad galima paliesti. Tyrinėju šią sritį ir domiuosi kokybiniu tyrimu, kuris dar turi fenomenologinį tokį poskyrį. Tai ta fenomenologija ir yra tai, kad tu štai guli ligoniniai, atsibundi ir matai fenomeną arfą šalia tavęs. Tai toksai kaip ir netikėtumas labai stiprus ir tuo pačiu ir malonus, ir džiaugsmingas, ir nuostaba, kaip čia ta arfa šalia tavęs ar ne atsidūrė, nes tu gali būti atvykęs, kad ir Santaros klinikose gali būti iš bet kurio Lietuvos krampo atvykęs. Žinoma, Kaune, Vilniuje, tu dažniau gal sutiksi, pamatysi, o Lietuva nedidelė, arfininkė nedaug ir ten iš kito
vietos, kokios atvažiavus pamatyti arfą. Tai žmonės iš tiesų nustemba ir tas nuostaba gal net jos šiek tiek, nesakyčiau, kad gydo, bet taip biški prablaško. Tas irgi labai svarbu, nes ligoniniai nėra ten ką labai veikti, jie ten guli, jos šiek tiek gal prablaško, artimieji. Ir štai vakare, kada ateina 7 val. Vakaro arfininkė, jie taip sako, wow, kaip čia fainai, iš tiesų pralinksmėja. Nedidelis stebuklas, teikiantis be galo daug malonumų. Taip, nežinau, kiek jie paskui atsimena apie tą stebuklą, kiek jie paskui jį mintise turi, kai kas, aišku, bando įsirašyti, filmuoja, skuba, tą telefoną traukia, kiek jie tiesiog su savim gyvena, su tuo arfos stebuklu, ar su tais arfos garsais, ar su tuo pabendravimu, nes aš stengiuosi jau taip, jeigu jau pagrojau ir palatoj guli keli žmonės, tai prieiti prie kiekvieno ir būtent kiekvieno paklausti, kaip jums, ar pavyko pasvajoti, ar priėmėte tuos garsus. Ar, aišku, apie prisiminimus, ar iškilo, ar neiškilo, tai aš neklausiu, dažniausiai žmonės patys pasidalina. Sako, aha, taip, žinoma, labai pavyko, aš perėjau per visus gyvenimo etapus, nuo vaikystės iki dabar, ten, kur tikrai skauda. Paskui seselės pamini, kad, kaip įdomu, šitas tai visą dieną skundėsi, kad skauda. Ar ten šita ponia skundėsi, kad skauda, o dabar čia jisai toksai guvos pasidarė. Glosto. Ką norėtum, kad mūsų klausytojai išsineštų iš mūsų šio pokalbio, ko pasimokytų? Kad nenurašytų muzikos stebuklą? Kitaip, pasakyčiau kitaip. Esu grojus ligoniniai, vėl tas pats, kad priejau prie kiekvieno. Ir vienas ponas buvo tiesiog labai kuklus, ko neužsidengęs kaldrą, kad savyje, savyje ir dar po savo kaldrą, po savam pasauliu. Ir pagrojau tada, padėkoju, aš priejau prie kiekvieno ir paklausiau, kaip sekėsi, kaip buvo ta arfa, kaip buvo tie garsai. Jisai atsakė man labai mandagiai, nors mane stebėtoja buvo mano teta, artimoji mano. Sako, jau apie šitą poną tai turbūt nieko neparašysiu, nes jis buvo toks ir uždaras savyje, kuklus. Ir vis dėlto jisai sakė, labai patiko. Jis kukliai pasakė žmogus. Tiesiog 2 žodžius ar 3, ten sakinys jo buvo trumpas. Aš iš jo negaliu tikėtis ilgo pasakojimo. Vieni prašneka, kaip sakiau, tas muzikantas labai atviravo, kitas tiesiog kukliai pasakė. Ir man atėjo supratimas, kad vis dėlto kiekvienas žmogus vertas yra darnos ir grožio. Kiekvienas žmogus vertas dėmesio. Kaip fenomenologinė idėja sako, prie kiekvieno pačio pilkiausio kampe stovinčio žmogaus galima prinešti mikrofoną ir jo paklausti. Ir tu gausi labai įdomių įžvalgų, nes kaip žinia, mes patys talentingiausi, patys gražiausi, šneka patys geriausi, vaikai apdovanojami patys gabiausi, bet yragi visokių. Ir tie žmonės tokie paprasti ir kuklus turi tiek daug dalykų pasakyti, jeigu tu išdrįsti jų paklausti. Tinkamai. Žinoma, tinkamai reikia paklausti, nes paklausus bet kaip jisai tau atsakys. Viskas gerai. Buvo gerai. Taip. Ir tas, mano žinia klausytojams yra ta, kad iš tiesų prie kiekvieno reikėtų prieiti ir paklausti. Kiekvienas ligoninėje esantis galėtų paklausyti arfos muzikos, kad jiems nuskambėtų tą arfos garsai. Visi esame verti gauti šitokį dovaną ar pabuvimą kartu paskutiniais gyvenimo periodais. Ačiū tau, Viktorija, už pokalbį. Kol mes nesusitikom, aš iš tikrųjų nežinojau, kad egzistuoja toks dalykas kaip tonatologija, kad tokį gydomąjį poveikį gali turėti arfa. Taip, instrumentas labai gražus, aš jį žinau, pažįstu, myliu, bet tiesiog nebūčiau net pagalvojusi galbūt apie gydomąją galią. Tu mūsų klausytojams dar padovanosi? Garsų? Taip. Žinoma.